Tai pasakok. Ką? Kodėl tu čia? Vakar su tėvu kalbėjausi. Tu neteisus. Štai ir išgerkim. Ašgi žinau visą situaciją. Juk aš tave perspėjau dėl blakių. Tėvas papuolė. Per tą Mangirdą jie sužinojo, kur laboratorija. O, tu gerai informuota viską žinai, netgi šitą. Koks skirtumas? Laboratorijos nėra tu išpirktas. Nora, jie nieko prieš mus neturėjo, supranti, jokių įrodymų, nieko, nebent kažkas kažką tai matė, viską. Nu, tėvas galvoja, kad tu pradėjai kalbėti. Briedas. Tu pagalvok, bet kas jo situacijai būtų susimokėjęs. Be reikalo tu taip paskambink jam. Neskambinsiu. O tu ką? Taikyti atėjai. Vakar Larkinas. Šiandien tu. Ne. Tiesiog man rūpi, kaip tu jautiesi. Šudinai. Ką veiksi šiandien? Kodėl klausi? Galėtume kur nors nueiti. Galėtų? Tai tu karandašų nužudimas ėjai su Bošinsko skolom? Nežinau, pro šalį. Kodėl? Nu, tai kad čia labiau panašu į Rasborkės, ne į skolų išmušinėjimą. Tai gal skolininkas ir paprašė, kad išsiaiškintų. Nebent. Bet tai būtų atėję normaliai pas Vileiką į namus, ne kažkur už miesto angare. Ta prasme, taip Hebra daro profilaktinius pokalbius. Jeigu didelė suma galėjo ir už miesto, kad liudininkų nebūtų. Jo, kaip kompiuteriniam žaidime, ne? Final round. Uždanga. A, ne? Atėjo, palik mus vienus. Aš jums skambinau. Žiūrėkit. Viktoras. Sėsk. Va taip va. Skauda? Biški. Skauda, kur neskaudės. Imk į kalką. Bus geriau. Visa. Vikertas ardės? Taip, su plaktuku. Rodas. Iškrypėlės. Nu ką, viskas aišku, be apsaugos būti nebegalima. Tu krosus gali pamiršti. Ką šneka? Sakė perduot. Žodį su žodį. Dar judesys ir būsiu užverstas. Šlapios fantazijos. Nuvažiuosim pasikalbėti. Būtinai. Tavo iki daktarų reikia palikti. Tegu apžiūri. Tai va. Visas mėnuo jokių žinių. Užjaučiu. Bet institucijos dirbo, tyria. Jūs pažiūrėkit, kaip jie dirba, jie nieko nedaro. Čia kaip ir tie iš kriminalinio biuro. Sako, sutvarkysim. Nesiparink, sutvarkysim. Pagrobėjai dingo su išpirka. Tie perdavė bylą kažkam kitam. Kas tokie? Gal be pavardžių? Prasme, jie pažįstami su mano tėvu, lankydavos pas mus. Ėjau kaip pas šeimos draugą. Viskas liks tik tarp mūsų.
Aras Armonas. Ta prasme, jis geras žmogus, aš tikiu, gero norėjo, bet, nežinau, vis tiek tėvo draugas. Papasakokit viską nuo pradžių. Nu, čia tai posūkis. Ką žinai apie Vikertą? Asilus su pričiūdais. Bet kad taip suraganėtų, plaktuku praseitų. Visiškas bispridėlas. Kaip galvoji, keršis? Ne. Apsimeta kietų ir viskas. Toks kietas kaip Susainis. Paspausim ir sutrupėsi. Kaip ūdra, kad čergom šiks. Kur buvai užlūžęs? Popierius tvarkiau dėl ginklo. Gabris viską papasakojo. Papasakoju. Važiuojam. Dar vienas klausimas. Ką žinot apie Gabrielių Vileiką? Man kad jis? Ne. Pažįstami buvo? Ne. O su Bošinsku, pravardė Bošas. Bošu? Jo. Tai dirbu jie ten su kailiais anksčiau vėl. O jūsų tėvas nebuvo Bošinskui skolingas? Nežinau, man tėvas tokių dalykų nepasakodavo. Bet dėl kreditų tai teisės pastoviai. Čia tokia taktika. Tai jeigu gali nemokėti, nemokėk. Jei pristeisdavau, sumokėdavau. Tai čia visi taip daro. O. Kraftas. Gabris. Kokie žmonės. Malonu. O kas šitas? Šūdas barzda. Blogai pradedi, blogai baigsi. Grantas viską perdavė. Viskas aišku. Nu tai ir viso gero. Pasikalbėti reikia. Nenoriu. Valinkit čia. Tada važiuosi su mumis. Ateik, ateik. Švaru įsiurbliuota. Jūs ką, vapšė darni? Ką, jūs po antrą gyvybę turit? Po antrą galvą? Šaudyt norit? Durni? Debilai? Davė? Važiuosi. Lysk į bagažinę. Ne, nafik aš tą apsidobunusi čigoną nušausiu. Opa! Nu, pasišaudam? Ne, taip ir galvojau. Все, давай. Ačiū. Viso. Viską bandai pritempti Vileikai, ne? Apie ką tu čia? O tavo tėvas nebuvo skolingas Bošinskui. Vilnius mažas miestas. Tai Vileika dabar ir pagrobė Vainorą iš karto. Kažkas tai pagrobė. Vileikai net nebūtų reikėję grobti, jeigu jis būtų norėjęs tos pinigus pasimti. Gerai, kokia tavo versija? Pasislėpė. Imitavo tą pagrobimą, suvaidino išpirką. Grėsė kapiec.
Reikėjo išnykti, o ko ne? Tokiu atveju sūnus ramus sėdėtų, dabar pasimetė, susinervinęs. Tu pasiskaityk apie tą Vainorą. Aferių gareto grožio. Aiškiai turėjo stogą, darė, ką norėjo pastoviai. Kažkam trūko pliunkė. Pasidomėsiu. Draugeliai su pareigūnų iš 6 valdybos jau tas vien ką sako. Man tai nieko nesako. Nieko? Nu, dingo žmogus, norėjo padėti, paskui manęs paprašė. Ką tu darytum? Jeigu dingtum tu nedingsi, žinai kodėl? Todėl, kad aš tave apkabinsiu ir tvirtai laikysiu ir niekas tavęs nepagrobs. Baig. Einam į konferencijų salę. Tada yra vieta ir laikas. Lemba, tas darbas tave pribaigs, Dovilė. Ačiū. Iki. Ne taip reikėjo daryti. Naktį, kai miega pagaut. Dabar buvo pasiruošęs, jis laukė. Gal viskį padarom? Galim. Nu tai kas? Vis tiek smauksim. Nustok burkšti. Mes apsilažalinom. Pradedi užknist. Gerai. Gerai. Biški bloga nuotaika. Sorianas. Man atrodo, ten ginklai buvo netikri. Softiniai. Paskubėjom. Mes nieko apie jį nežinom. Sakai, asilas? Tai jis ir yra asilas. Jeigu mes dabar tą vykertą nepastatysim į vietą, nerimtai atrodysim. Pritariu. Turi būti vieta, kur mes galime jį paimti. Negi ir šiktai nesu apsauga. Dabar jau eis. Diena 2. Tiek ilgai lauksim. Ką? Gal tu atvesk? Aš? Varyk iš čia. Kodėl? Tau sakė eit? Tai ir eik. Įsijautė jaunikis. Tu buvai teisus. Nusadinsim. Reikia parodyti pavyzdį, kurį visi įsimintų. Tu čia apie vykertą? Kas jums duoda? Gilę ir plačią. Keistas jausmas. Kodėl? Aš iš tikrųjų galvojau, kad iš mano tėvo pinigus skolinėsi. O po to pažiūrėjau internete, už ką teistas. Vakas. Bet tu nepanašus į banditą. Aš ir nesu banditas. Tavo akys svajotoja. Svajoja, kaip čia nereikėtų skolintis pinigų. Patinka? Patinka. Tai užeinam, padovanos. Nereikia man tokių dovanų.
Ko ne prie visų? Kei, ei. Baimės jausmą praradai? Va. Radai? Čia tai tikrai neįsu apsaugą. Skaityk turim. Turime. Gal ta proga dar vieną butelį. Tina! Tina, tau skambina! Ar daiktus susirinkai? Aš klausiu, ar daiktus susirinkai? Gerai. Važiuosiu. Problemos? Reikia su Tina pasikalbėti. Sėkmės. Linas, nematei? Kažkur išėjo. Kai pamatysi, pasakyk, kad jai skambina. Laisvas, gali eit namo. Tau skambina. Ne. Namie kitas telefas. Albertai, aš iki miesto truputį palikiu. Bučkis iki.